Mano internetinėje parduotuvėje eglutės suskirstytos į kategorijas ir kolekcijas. Kategorijose esančios eglutės pasižymi tais pačiais parametrais. Jos turi panašų tipsų kiekį, tas pačias technologijas, panašų svorį ir ojer. Ir kaina. O kolekcijose visos eglutės pagamintos iš to paties tipo polietileninių šakelių, jeigu nuspręsi dėl kurios nors iš grindinių eglučių, tai prie tos eglutės gali užsisakyti mažą eglutę vazonėlyje, arba liekną eglutę, arba vainiką ir viskas tarpusavyje derės, nes visi šie gaminiai bus pagaminti iš tos pačios medžiagos, iš tokio paties tipo šakelių. Klasik eglutės, tai biudžetiniai produktai, nėra jokių technologijų, už kurias tektų mokėti didelius pinigus. Tai yra eglutės tiems, kurie tiesiog nori turėti eglutę, o jiems svarbiau, kas yra ant eglutės. Arba po eglutę, arba ant eglutės ir po eglutę. Tai jeigu turi ribotą biudžetą, arba tiesiog nenori laiko išdėliojimui, modeliavimui, pasilinksminimui su eglute, nori greitai su tuo susitvarkyti. Tau svarbus papuošimai, tau svarbios dovanos, o ne tai, ant ko tos puošmenos pakabintos. Tai nusipirk savo klasiką eglutę. Būsi patenkintas, tik gražiai ją išskleisk. Kad parodytume skirtumą ir paaiškintume, kuo skiriasi klasika eglutės, tai yra tos paprastos. Nuo brangesnių premium eglučių palyginsim du tokius modelius. Ištrauksim jas iš dėžės ir parodysiu jums, kur slypi tas skirtumas. Ir už ką iš tikrųjų mokate, kalbant apie tas premium eglutės. Čia turime du eglutes. Egluten Classic. Eglutę iš Classic kategorijos ir eglutę iš pilkos metų kategorijos. Tai jau premium eglutė. Atidarysime tas eglutes. Atidarysime dėžes. Ištrauksime tas eglutes ir parodysiu jums, kuo jos skiriasi. $18 tai yra eglutė iš Classic kategorijos. Čia turime 25 ir 2. Tai skirtumas 7 kg. Abi eglutės yra 25 metro aukščio. O beje pamatuosim dėžę, kad žinotumėt, kokie tai dideli įpakavimai. Dėžės aukštis yra 140 cm tiek vienos, tiek kitos. Ratai yra 40 cm. Ant 40 cm. Kartą atidarykime tuos kartonus ir pažiūrėkime, kas viduje ir kuo jie skiriasi. Tai yra eglutė visiškai pagaminta iš PVC plėvelės, todėl geriau, jei ji turi daugiau vietos, nes tada taip nesusilankstys. Klasikiniai eglutei. Premium eglutei. Eglutės ką tik išimtos iš dėžės, nesurinktos ir nemodeliuotos. Mes tai darom tam, kad jums parodytume skirtumą. Kad suprastumėt, kodėl premium eglutės gali kainuoti 3, 4, 5 kartus daugiau nei Classic eglutės, tai pradėkime nuo pagrindinių skirtumų. Eglutės premium. Jos pagamintos ant vyrų. Tai yra šakos pritvirtintos ant vyrų. Šakos visada gražiai išsidėsto. Semiatstizį ant. Tarp šakų tarpai visada lygus. Nebereikia sukioti į dešinę kairę, pirmin ar atgal, kad pasuktume eglutę, nes visos šakos yra lygios. Be to, šakų tvirtinimo konstrukcija yra tokia, kad tarp dviejų šakų apačioje yra šakelė, kuri užpildo tą tarpą. Dėl to turime gerokai didesnį tokios eglutės tankumo koeficientą. Klasikinėje eglutėje šakos prie kamieno pritvirtintos standžiai. Ir tas šakelės turime patys išskleisti. Kaip matot, tai visai ne taip paprasta ir akivaizdu, nes to šakelės yra. Kitos technologijos tai dviguba dvynėviela susukta į kasą. Ir visa tai spiruokliuoja lygį tarp šakelių. Tuos lygius dar reikia sureguliuoti. Na, ir matosi, kad viena šaka yra aukščiau, kita žemiau. Be to, by the rice, your table, jų tai visą laiką spiruokliuoja
lyg būtume ant to pakabinę, ką nors sunkesnio. Tai ta šakelė nuo savo svorio nusileis ant grindų, tuo tarpu šios šakelės yra pagamintos iš standžios medžiagos strypo, kuris yra gerokai atsparesnis. Tai ant tokios eglutės galim pakabinti gerokai daugiau. Tuoj pasidarysime kokį nors mažą bandymą ir apkrausime tą šakelės. Ir dabar padarysime tokį eksperimentą. Niekas to nedarė. Mes būsime pirmi. Čia yra vanduo. Litras vandens sveria apie kilogramą. Pirmiausia, apkrausim šakelę premium eglutėje, o paskui apkrausim šakelę klasik eglutėje ir pamatysit, koks bus efektas. Matosi. Kad nebūtų, kad čia viena kažkokia prasta. Ne. Čia yra kilogramas. Gerai. Ši buvo sustiprinta. O kas su kitomis? Tas sustiprinimas tai, žinoma, juokas. Galit pasitikrinti namie. Jei kris, tai man grąžinsit atgal. Prašom. Tai jau pačiame gale dabar pakabinau. Anksčiau kabindavau šiek tiek arčiau. Kilogramas. Šakelių turim kartą 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kilogramčiks vienas sluoksnyje. Manau, kad 1,5 kilogramo irgi atlaikytų. Visoje eglėje yra 16 sluoksnių šakų. Tai dabar įsivaizduokit, kiek ši eglutė gali atlaikyti. O kiek atlaiko klasik eglutė? Parodžiau jums skirtumą, koks yra šakelių tvirtumas. Tarp klasik ir premium eglučių nemanokit, kad ši eglutė prasta, nes visos klasik eglutės gaminamos vienodai. Kitokių nėra. Čia tiesiog kita technologija. Šios šakos pagamintos iš tokio dvigubo vielos. Jis neturi šerdies. O čia yra standus, storas strypas, kurio turi šerdį ir kuris yra gerokai atsparesnis apkrovoms. Nuo apkrovų ne tik, kad yra atsparesnis apkrovoms, bet dar ir visos to šakelės. Visos to šakelės išsidėščiusios viename lygyje. Visi tarpai tarp šakų taip pat lygus. Čia jau nebėra to sukimosi. O čia, patys matot, reikia kilnoti nusileidžia. Čia mums. Per mažai. Čia per daug. Dabar išskleidžiame kitą. Kai pradedate dėlioti klasik eglutę, ar matote, kad tarpai tarp šakų nėra lygus? Tas šakas reikia tarpusavyje sureguliuoti. Reikia pastumdyti. Kai išskleidžiate visą eglutę, tada pamatysite, kad iš vienos pusės ji retesnė, o iš kitos tankesnė, nes vienoje pusėje yra daugiau šakų. Tada reikia sukioti pirmyn atgal. Tai yra klasik, tai yra tipinė eglutė. Kaip absoliuti dauguma eglučių. Premium eglutės pasižymė tuo, kad jų šakos yra ant vyrų ir jos pačios išsiskleidžia. Čia premium nėra jokio premium. Su tokiomis šakomis yra daug produktų, kurių pavadinime yra premium, bet jie pagaminti pagal tą pačią, visgi jau pasenusią technologiją. Tai jeigu norit nusipirkti modernę eglutę, tai iš karto atkreipkite dėmesį, kaip pritvirtintos šakos. Jei yra ant vyrų, liuks super. Jei šakos pritvirtintos vėlą, tai nusipirksit tą patį, ką pirkot prieš 30 metų. Štai kaip atrodo klasik eglutė išskleidus dar prieš formavimą. Štai taip atrodo premium eglutė išskleidus. Ji pati išsiskleidė, bet dar prieš formavimą. Palyginkime dabar kitas šių eglučių savybės. Šakų kiekis. Pažiūrėkim, kiek šakelių yra premium eglėje, o kiek eglėje. Klasikinėje tai yra vienodo aukščio eglutės, todėl ant tų pačių vainikų turėtų būti toks pat šakų skaičius. Kai pirksite eglutės bet kur, pasižiūrėkite, kiek šakelių yra ant apatinės vainiko eilės. Čia turim vieną pažymėtą baltų lapelių. Tai bus pirma. Čia šalia yra antra, trečia, ketvirta, penkta, šešta, septinta, aštunta, devinta, 10 šakų. Aš anksčiau suskaičiavau, kad 9, bet yra 10. Šakų ant vienos lajos, ant tos pirmos apatinės lajos. O dabar pažiūrėkim, kiek čia klasikoje yra. Kiek vainikų yra aukštyje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Vienoje karūnoje yra viena šakelė mažiau.
po vieno aukšto lygyje, nes po to turime kitus aukštus. Bet ties to apatinio aukšto lygių dar papildomai yra viena karūna mažiau. Tai, I-A-N-E. Lengvai paskaičiavus. Tai yra daugiau nei 20% mažiau šakelių. O dabar pažiūrėkim dar vieną parametrą. Palyginkim tipsų kiekį. Tipsai tai yra tie elementai, iš kurių susideda šakelė, tai yra tipsai. Ir vėl paimsim vieną tokią šakelę ir suskaičiuosim, kiek čia yra tipsų, o kiek ten. Tai skaičiuojam 1, 2, 3, 2, 4, 5, 5. Homos identity place lang, dečapivaj, 6, 7, McAfee, stressed, 8, after AR, lemon, 9, 10, number 1, oanium, 11, number 1, lemon, 12, number 1, 13, 14. Be to, ši šakelė dar pasidalija pusiau, kaip tokios šakutės. Turim 14, tai va 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 galiukų ant vienos apatinės šakelės. Tai kai pirksite eglutę, galėsite pasižiūrėti, kiek tipsų turi jūsų eglutė. O dabar pažiūrėkim, kiek yra klasikinėme. 1, D6, 16, 2, 3, the eye on the stain, the critical white love stick. 4, 5, 6, the eye, T, hour, 7, T, comfort, 8, 9, 10, Steve Fing, Backle, Clancy, ND, 11, 12, 13, 14, IC, NATA, 15, 16, Volume, Slam, Bandy, 17, 18. 18, 25, 18 mažiau šakų, mažiau vainikų, mažiau galiukų. Tai dar vienas parametras. Kaip yra pritvirtinti tipsai ir kaip užbaigtos šakelės. Tam. Na, tai naudosim tą rinkinį, kuris dar nebuvo išardytas. Pažiūrėkite. Čia labai aiškiai matosi metalas. Tai yra metalinė viela. Prie šio metalinio laido pritvirtinami tipsai. Mato taip, tai yra aštrus galas. Kai išskleidžiate eglutes, reikia būti atsargiems arba užsidėti pirštinės, kad neįsipjautumėte ir nesusibraižytumėte rankų. Tai netrukumas, tai klasik eglučių ypatybė, tai kad nekiltų nesusipratimų, jog aš parduodu kažkokias eglutes, kurios yra brokuotos. Ne, tai yra šių eglučių bruožas, jos turi būti pigios. Na, pažiūrėkim, kaip tai atrodo. O, dar gal pabaiga. Šakos pabaiga. Šakelės galas tai toks strypas. Matot kokį strypą? Toks strypas. Ar jis aštrus? Jis labai aštrus, nes tai tiesiog nukirptas. Vielos gabalas, iš esmės 2 laidai. Ir tai yra klasik eglutė. O dabar pažiūrėkim, kaip tai atrodo premium eglėje. Štai čia yra premium eglutė. Matot tą žalią virvelę, tą siūlą. Čia yra tas vadinamas omotka. Aš dažnai naudoju tą pavadinimą omotki, kad žinotumėt, kas yra omotka. Tai toks žalias dekoratyvinis virvelė, tokia gija, kuri iš vienos pusės imituoja natūralią žievę ant šakelės, o iš kitos pusės gražiai pritvirtina tuos tipsus prie šakelės. Matot, kaip tai atrodo elegantiškai, skoningai. Na, yra skirtumas ar ne? Norit pamatyti, palyginti ir palyginkit. Čia yra viela. Čia tik kamuoliukai. Kamuoliukai. Kaip užbaigtos tos šakelės? Viela? Ne. Jos baigėsi tipsu. Čia nėra jokio laido. Kiekvieno šakelės gale. Parodysiu jums. Matot, tai irgi čia suyra. Ant kiekvieno šakelės galo yra tipas. O čia galite iš arti pamatyti, kaip atrodo šakos tvirtinimas prie kamieno. Šis kamienas irgi fainas, estetiškas, tokia spalvota apvyja žievės, kuri imituoja natūralią. Žievė ant kamieno. Žiūrėkit, čia yra ta karūna. Šita karūna turi tokius ribatuvus, kad kai šakelės nusvyra. Matot. Van, dai, an. Ji niekur. Nenusileidžia, nenukrenta žemyn. Lygis išlaikytas. Na ir čia galite savo spiruokliuoti ir nieko iš to nenutinka. Dar parodysiu, kaip tai atrodo iš viršaus.
Iš viršaus pažiūrėjus, tarpai tarp šakelių taip pat vienodai kiekvienu atveju. Tad IR šitas jums atkrenta. Šakelių sukiojimas aukštyn, žemyn, į dešinę, į kairę, nes tai jau tiesiog tose premium eglutėse, tose pačiose išsiskleidžiančiose eglutėse yra kaip standartas, ar ne? Classic eglutės daromos pagal kainą. Ir nesvarbu, ar čia bus PVC plėvelė, ar tai bus polietilenas, ar tai bus PVC plėvelė. Sumaišyta su polietilenu majas AML, INL. Tai visada turi būti pigi eglutė, tai jeigu norit ko nors pigaus. Pirkite Classic eglutės, bet nesitikėkite iš jų nieko, jei norite gaminio ilgiems metams. 20 metų. Pirkite premium eglutės ir pamatysit, kad jie atsipirks, tai verta. Ji yra gerokai brangesnė, bet ir gerokai gražesnė. Lengviau laikyti, lengviau formuoti. Na ir efektas visiškai nepalyginamas.